Na, dėja, dėl spaudimo iš prezidentūros praktiškai turime tiesiai šviesiai pasakyti, kad ir kaip man būtų gal nekorektiškai apie savo buvusią darbdavę ir darbovietę kalbėti, dėja, kaip politikas aš nepritariu tai politikai, sakau tai atvirai. Ir manau, kad turime visi tai žinoti, kad spaudimas eina iš ten, kokie interesai aš nežinau, dėja, bet matyti, kad kažkokių interesų turbūt esame. Gal Jungtinių Amerikos valstijų interesai, gal Jungtinių Amerikos valstijų ambasada spaudžia, jie moka tą daryti, jie gina savo verslą, kaip spaudė dėl atominės elektrinės ir Japonai ir Amerikos vyriausybės, taip, jie gina savo verslą. Jiem nesvarbu, kad ne pas juos atominės stovės, arba ne pas juos čia mūsų požeminiai vandenys gali būti išteršti. Tai štai tokia situacija Lietuvoje. Todėl mes kaip žalieji manome, kad iš viso šitas technologijas tokios, kokios jos yra dabar, kai naudojami nuodingi chemikalai, kai naudojamas hidraulinis fluorenų plėšimas, reikia tiesiog jas uždrausti. Arba jų netaikyti, Lietuvoje pripažinti nevartotinomis. Ta pati sako mokslininkų studija. Mūsų Lietuvos mokslininkų buvo suburta žinomų profesorių, akademikų, geologų, radiologų, visokių sričių specialistų, kurie dirbo vyriausybės nurodymų ir pateikė mum irgi Seimo studiją, jūs galbūt apie ją girdėjot, kurie konstatuoja, kad pramoninė skalūninių angliavandenilių gavyba Lietuvoje yra neįmanoma, nes neišvengiamai yra pažeidžiamos žemės gelmės ir gali būti sugadintas tas vadinamasis žemės karkasas. Tai yra neišvengiamai ir neatstatomai, kas yra baisiausia, nes tie trūkiai, kurie atsiranda, jų paskui neužlipinsite, niekaip atgal nebesupumpuosite. Ir tas efektas, turint omeny ir mūsų tam tikrą dar seisminę sritį, mes juk esam ant to didžiojo tektoninio lūžio, ir Kaliningradas, ir Baltarusija, ir mes čia dėl atominės teisėsi, bet ir tai svarbu. Jungtinė karalystė, Britanija, kuri irgi labai aktyviai domisi skalūnų galimybėmis, jie 1,5 metų tyrė ir praktiškai nustatė, kad pas juos yra pavojus padidėti seisminiam drebėjimui nuo tų procesų, kurie ten vyksta, nuo to plėšimo. Iš esmės yra sprogdinimas po žemę. Tai štai visų šalių mokslininkai, skaitant tuos pačius Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkus, pripažįsta, kad tai nėra švaru, gražu, gera ir puiku, kaip mums pasakoja arba ministras aplinkos apsaugos, arba mums pasakoja Chevrono atstovai, jie mums tiesiog nepasako visko. Problema su chemikalais yra labai svarbi, būtent viena iš svarbesnių. Reiškia, jeigu dėl geologiškai tas hidraulinis plėšimas ir trupinimas fluorenas yra pats savaime pavojus, bet kitas pavojus tai yra technologija, kuri gręžiniui naudoti naudoja vandenį, maišytą su žvyru, plus su nuodingais chemikalais. Kartais sakoma, Chevrono arba mokslininkai, kurie palaiko tą pusę. Yra mokslininkų ir palaikančių skalūninės technologijas. Sako, tai ten labai nedaug, ten 0,02% kažkiek. Bet yra milžiniški kiekiai 10 000 kubinių metrų vandens vienam gręžiniui naudojami, tai tie 0,02% išvirsta į cisternas nuodingų chemikalų. Pusė jų, kaip aš minėjau, jie pasilieka gręžinyje, jų neįmanoma išimti. Kita pusė yra išvirbiama pagal technologinį procesą, ištraukia atgal į viršų, tuos burbuliukus, dujas, reiškia, arba naftos lašelius, kartu su tais visais nuodingais vandenim pakelia. Ant viršaus juos atskiria, reiškia, dujos eina kažkur, panaudotas vanduo, jisai arba dažniausia, paprasčiausia technologija ir Amerikai naudojama laikoma atviruose telkiniuose, tokiuose kaip baseinuose, jie ten telkšo, kad nusistovėtų, nusigaruotų kažkurį tai laiką, paskui atvažiuoja cisternos, jas susirbia ir vėl veža į kitus gręžinius, bent Amerikai tai vyksta. Ir ten jos atgal palaidina, sukiša atgal, nes jų perdirbti neįmanoma. Kartais teigiama, kad tai galima jas perdirbti, neutralizuoti biologinio valymo įrenginiuose. Negalima. Mokslininkai įrodė, kad šitie chemikalai, kurie ten naudojami, jie išnaikina gerasias bakterijas, kurios yra biologinio valymo įrenginiuose naudojamos. Praktiškai tai yra biocidiniai preparatai, tai yra žudantis preparatai tas bakterijas. Tai perdirbti kol kas jų neįmanoma, amerikonai kišo jos atgal po žemę, nesuka savo galvos, užcementuoja ir palieka. Ir palieka, ir dabar, aišku, ir aplinkosaugininkai Amerikos, ir pilietinė visuomenė, ir patys žmonės, amerikiečiai, fermeriai, kurie pardavė savo žemę, arba išnuomojo savo žemę, pagal Amerikos įstatymus galima, nes vienos valstijos ir žemės gelmės priklauso savininkai. Jie tikėdamėsi, reiškia, galbūt gero pinigo, galbūt gero uždarbio, kažkokio biznio, jie dabar mato, kad, jie gal gavo tą pinigą kažkurį laiką, bet
Nu 2 metus padirbo tas gręžinys, paskelbė, įvyko ir eina jie toliau, nes čia jau nebėra. O pas jį liko. Ta jo žemė sugadinta su tais užcementuotais vamzdžiais, su tais prileistais chemikalais, viskas. Turto vertė krenta ir tas laikinas, reiškia, toksai pakilimas, kai ten buvo darbo vietų, ten pasistatė restoranėlį, ten vagonai, ten darbininkai gyvena, ten šeimos jaunos kūrėsi, jie išvažiavo. Ir tie žmonės, kurie, buvo fermeriai, gal ir neturtingi, bet jie gyveno savo išvarę žemę, jie dabar ir toliau lieka neturtingi fermeriai, tik tai gyvena žemė, kuri yra sugadinta. Tai vat, aš nežinau, ir tikrai mes norim, kad Lietuvoje tas būtų. Lietuva dar yra unikali, o ypač šitas Žemaitijos regionas ir šitas kraštas. Mes apskritai kaip Lietuva, kaip geologinė valstybė, turime be galo unikalų turtą Europoje požeminius vandenis. Daug kas Europoje jų neturi, daug kas ima iš atvirų telkinių, mes imam iš uždarų telkinių. Tai va šitos technologijos, dabar jau Vokietija priėmė įstatymą, kuri draudžia iš viso, bet kokius darbus susijusius su koloniniam technologijom daryti ten, kur yra požeminiai telkiniai. Jeigu aš neklystu, tai šitoj 15 000 km2 teritorijoje Žemaitijos, kuri yra pripažinta tinkama pas mus tiem visiems koloninių dujų technologijų darbam, milžiniška teritorija. Yra ar ne 300, ar gal ir daugiau tų požeminių didelių telkinių. Čia yra 2 rezervatai, man rodos, čia yra 100 saugomų gamtosaugos vietovių, arba paukščių buveinės, arba šiaip kažkas. Čia yra gandrai, kurie dabar vaikšto labai gražiai pilni laukai. Aš nežinau, kaip jie vaikščios, kai į 1 kvadratinį kilometrą, įsivaizduoju, 15 000 kvadratinių kilometrų teritorija. Milžiniškas plotas. Tauragė, Šilutė, Rietavas, viskas čia eina. Į kiekvieną kvadratinį kilometrą eina iki 5-7, kartais gal ir daugiau, tų vertikalių gręžinių, kurie paskui dar ten vieni su kitais susieina, nes eina apie 2,5 km iš šonus, gilumoje. Ir vyksta ten tas vidinis trupinimas. Tai įsivaizduokit, kaip atrodys kraštovaizdis, nes ten reikia įrengti kelius. Privažiuoti reikia, ten reikia įrengti visą industriją, įsivaizduoti tas graštas. Ten ne šiaip graštelis, ten yra didžiulė, praktiškai tokia gamykla, graštas gamykla. Ten turi stovėti dizelių varomą elektrinę, kad gamintų elektrą tam graštui gręžti. Ten reikia įrengti aikšteles, saugoti tam vandenį panaudotą. Ten reikia nutiesti kelius, kad ten važinėtų 1000 cisternų, nes viską reikia atvežti, išvežti, chemikalą atvežti, vandenį atvežti. Vandenį ims iš Nemuno turbūt, arba nežinau, kur čia dar yra, ar čia nepriims. Tai ištisai bus važinėjama per laukus, ištisai bus, reiškia, tie trakai amerikoniški arba kokie nors kitokie važinės, cisternos važinės, tie skysčiai. Be abejo, kad jie išsilies, be abejo, kad bus avarijos, be abejo, kad jie yra nuodingi, toksiški, kancerogeniški. Kai mums pasakoja ministras grįžęs iš Pensilvanijos, kaip ten buvo nuostabu ir gerai, net paklausiau ministro Valentinai, sakau, ar buvo, mes viens kitam tu sakom. Aš labai džiaugiuosi, man ministras paskambino dieną su gimtadieniu pasveikino, bet tai nereiškia, sakau, Valentinai, ačiū labai, bet aš linkiu, kad Lietuvoje ten dujos nekvepėtų, reiškia, kad prasidės nugaravimas metano dujų iš gręžinių. Tai kas reiškia vyksta? Ten prasideda, ką aš norėčiau pasakoti? Apie Pensilvaniją. Aš paklausiu ministro Valentinai, sakau, ar ten tie organizatoriai nenuvežė parodyti tokį miestelį pavadinimu Dimikas. Pensilvanijos valstybėje yra toks miestelis Dimikas, kuris bylinėjosi sėkmingai ne su Chevronu, tiesa, ten kita Cabot Oil, kita mažesnė kompanija, ir išsibylinėjo, kad pas juos užteršti vandenys, gręžiniai, jų vietiniai vandens gręžiniai tapo užteršti metano dujomis. Ir jie teismuose įrodė, kad čia nenatūralioji imigracija, kuri ten tuose platumose, sako, vyksta. Dėl to, kad tie gręžiniai, jų yra maždaug 7% nekokybiški iš principo. Arba būna dėl darbų kokybės, arba būna dėl kažkokių tai ten blogų medžiagų. Tas metanas, jis nėra izoliuotas, jis nuteka ir jis papuola į gruntinius vandenis. Reiškia, žmonių gruntiniai vandenis, tai yra jų šuliniai, gręžiniai buvo užteršti metanu. Ir tai, kai rodo tą filmuką, iš kurio visi ten ministras irgi juokėsi, sako, ai, ten jums durnina, galvas, kad nenatokį čiaupą ir ten tau pasipila su dujom, pridėgi teptuką ir degą. Taip yra, nes nuteka metanas, jis yra svarbus ir jis papuola į tuos vandenis. Ir nieko čia nepadarys. Tai 7%. Tai kai Pensilvanijoje yra 1000 tų gręžinių,
Vien Pensilvanija, nežinau, gal net ir 10 tūkstančių gręžinių, reikia čia pažiūrėti. Tai tie 7% yra labai daug. O čia dar nepaskaičiuoti buvo ir tie faktai nustatyti. Čia Kornelio universitetas nustatė faktus, ištyręs oficialias aplinkosaugos agentūros, kaip čia pasakyti, bausmes arba reklamacijas, kur buvo nustatyti faktai ne šiaip, kad žmonėm atrodo, o nustatyta, kad pažeidimas buvo, kad tie šuliniai blogi. Tai va, šito mūsų gerbiamam ministrui Valentinui neparodė. Aš to pabaigsiu, tada galėsiu paklausti. Šito neparodė, sakė, man rodė tik tai, kas yra geriausia. Bet tas geriausia, einam toliau. Atvažiavo Ševronas į Vilnių Kempinskį viešbutį, padarė tokią uždarą konferenciją. Mes ten buvom sukviesti Seimo nariai, buvo tie patys mokslininkai sukviesti, netgi Žyvaičių bendruomenės du žmonės pavyko jam ten įsiprašyti. Tai vėlgi, ir ką mes ten pamatėm, kad statistika tokia, kad ir naujausios tos technologijos, maždaug po 10-16 metų 60% tų gręžinių jie tampa defektyvūs. Tai yra, ar cementavimas payra, ar korozija pagraužia, net nežiūrint, kad naudoja pačius kažkokius tai ten tobuliausius, geriausius, reiškia, tuos sylans, reiškia, tuos hermetikus, dėja, tokia yra statistika, įrodyta, ne mano sugalvota, ne nieko, pačių amerikonų specialistų ir aplinkosaugos agentūrų, valstybinių agentūrų duomenys. Tai apie ką mes šiandien? Tai Lietuvoje efektas tokio masto proceso mes aplinkos komitete, kai labai daug diskutavom ir svarstėm pastaraisiais mėnesiais, praktiškai priėjom prie išvados, kad tada visą šitą 15 000 km² teritoriją privalomai reikėtų pakeisti detaliuosius planus ir paskelbti pramoninę teritoriją, pramoninę zoną, nes čia vykstų pramonė. O ką tai reiškia? Tai reiškia, tai yra sanitarinė apsaugos zona turi būti nustatoma. Tai reiškia, kad žmonės, kurie čia gyvena, patartina jiems būtų išsikraustyti, nes pramoninė zona gyventi yra, aš nežinau, kas norėtų gyventi pramoninė zona. Tai va, tai aplinkos komitetas, mes vieningai nubalsavom, šitos technologijos Lietuvai netinka. Vieningai. Išskyrus vieną, aplinkos ministras balsavo, aplinkos apsaugos ministras, atsiprašau, kolega, bet balsavo prieš mus. Netgi konservatoriai, kurie iš tikrųjų, jie viešai palaiko tą idėją, premjeras Kubilius, netgi du konservatoriai mūsų komitete, jie susilaikė, nes jie per tas diskusijas, per debatus su specialistais, jie suvokė, jiegi protingi žmonės, ir Saudargas, ir Agnė Bilotaitė, jauni protingi, simpatiški jie suvokė, kad tai jie susilaikė. Paskui buvo ekonomikos komitetas ir aplinkos komitetas. Visą dieną sėdėjom, diskutavom, barėmės, galų gale priėjom prie išvados, jau jungtinė buvo rezoliucija, 2 komitetų, kad tai yra blogai, ekonomiškai blogai, įstatymai neparuošti, niekas neparuošta. Ir vis tiek, spaudimas vyksta, dabar paskubom, pakniakstom, aplinkos komiteto pirmininkas ten su keliais specialistais parengė įstatymų pataisas kai kurios neblogos, kai kurios abejotinos, pavyzdžiui, ten pataisa, kuri leidžia dabartiniam įstatymui žemės gelmėm parašyta, kad negalima žemės gelmėse nei laikyti, nei laidoti jokių radioaktyvių, cheminių arba toksinių medžiagų. Dabar yra siūlymas negalima laidoti, bet galima laikyti specialiai įrengtose dirbtinėse žemės ertmėse kažkur. Tai ką tai reiškia? Tai aš taip suprantu. Man sako, kad ne, bet aš negaunu kito paaiškinimo, gal ir to pasiaiškinti. Bet aš tai suprantu, kad tai yra bus tie gręžiniai seni arba nauji padaryti ir dirbtinėse ertmėse ir ten viską supilsim. Bet čia konstitucija pažeidžiam. 54 straipsnis sako, negalima daryti žalos mūsų žemės gelmėms, mūsų gamtai. Tai va, tai tiek aš trumpai galiu pasakyti. Tikrai nebus čia mums jokios naudos, tikrai netapsime stovėtų, netgi jeigu, dar paskutinė mintį, kaip pasakau, netgi įsivaizduokit, jeigu technologijos be chemikalų, hidraulinis plėšimas, jokio pavojaus, ir tai tada pagal mūsų dabartinius įstatymus kompanija, kuri tai atliktų, Ševronas, tarkim, šiuo atveju, arba dėl investicijos, bet kas kitas, jie išvalgytų, išsiurbtų ir parduotų mūsų žemės gelmių turtus. Taip kaip dabar vyksta su nafta. Juk kodėl mes dabar ne Irakas, ne Kataras, mes naftos turim, ko mes čia nešeikai tokie. Nors nedaug, bet turim vis tiek. Tai dėl to, kad pagal dabartinius įstatymus kompanija, kuri atvažiavo, investavo, bet ką reiškia investavo, jinai atsivežė savo aparatūrą, kad išsiurbtų mūsų turtą, jinai nieko neinvestavo, kai nafta baigsis, jie išvažiuos ir jokios investicijos neliks, aš tai nevadinu, kad čia investicija. Tai jie išveža ir jie parduoda. Mums sumoka nediduką įstatymę numatytą
dujų ir naftos gavybos mokestį. Jis yra nuo 4 iki 16% nuo jų, reiškia, pardavimo.